Sveiki. Kovo 1-ąją savivaldybių tarybų rinkimai ir Lietuva pirmą kartą tiesiogiai rinks miestų ir rajonų merus. Kurių argumentai jūs įtikins labiausiai ir kas nusipelnė šio posto? Tai spręsite jūs kovo 1-ąją, o laida Lietuvos sprendimas, tikėkime, padės jums apsispręsti. Taigi, eteryje Rokiškio rajono mero rinkimų debatai Lietuvos sprendimas. Rokiškio rajono merais pretenduoja tapti 6 kandidatai. Pristatome juos pagal abėcėlę. Almantas Blažys, kurį iškėlė Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Sveiki. Virginijus Lukošiūnas, kurį iškėlė Lietuvos laisvės sąjunga liberalai. Sveiki. Vytautas Masiulis, Rokiškio krašto koalicijos už laisvę augti kandidatas. Sveiki. Valerijus Rancevas, Darbo partija. Sveiki. Sveiki. Antanas Vagonis, kurį iškėlė Socialdemokratų partija. Sveiki. Labas vakaras. Ir Egidijus Vilimas, kurį iškėlė partiją Tvarka ir teisingumas. Sveiki. Pirmiausiai pradėsime nuo kandidatų prisistatymo ir ponia Blažy, jūsų 2 minutės. Labadiena visiems rokiškiečiams. Esu Almantas Blažys, mane iškėlė į kandidatus į Rokiškio rajono savivaldybės merus Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščioniai demokratai. Truputį apie save. Esu gimęs Rokiškio rajone, Pandėlio miestelėje. Visą savo jaunystę, darbinę veiklą esu susijęs tik tai su Rokiškiu, su gimtuoju kraštu. Lietuvai įgavus nepriklausomybę 1990 metais pirmą kartą buvau išrinktas į Rokiškio rajono savivaldybės tarybos narius ir nuolat esu jau 25 metus renkamas į rajono savivaldybės tarybą, todėl įgyta patirtis, žinios tikrai pravers ir ateityje man pritaikyti savo šias žinias, būtent dirbant vienose ar kitose atsakingose padėtyse, tai būtent ar tarybos nariu, ar jeigu rajono gyventojai patikės rajono meru. Na, kokie galbūt privalumai, tai būtent patirtis, ūkiškumas, paprastumas, patirtis tame, kaip jau kartojasi, kad jau faktiškai daugiau kaip 20 metų esu rajono savivaldybės tarybos narys, teko nuo 1999 iki 2000 metų būti rajono savivaldybės meru, taip pat rajono savivaldybės meru teko būti ir nuo 2008 iki 2011 metų. Tad kas vyksta ir kokie procesai vyksta savivaldybėje, tikrai man yra žinoma. Manau, kad mano charakterio savybės bruožai yra paprastumas, lengvas bendravimas su žmogum, nemėgstu ilgų diskusijų, sudėtingų išvedžiojimų, analizių, tačiau betarpiškai bendrauti, surasti tą paprastą sprendimą. Tai ir yra tas ir sėkmės pagrindas, kuriuo aš įsitikinau, kad pavykdavo būtent pasiekti tų gerų rezultatų. O dabar ponas Virginijus Lukošiūnas, kurį iškėlė Lietuvos laisvės sąjunga liberalai. Prašau. Labadiena. Brangus rokiškėnai, tie, kurie dabar rokiški, galbūt ir tie, kurie šiuo metu kitur gyvena, bet tikiuosi dar turi balso teisę ir pasinaudos šią galimybę. Pirmiausia, labai noriu padėkoti už tą didžiulį pasitikėjimą, kurį aš esu sulaukęs 2011 metų savivaldos rinkimuose, kai kandidatavau kaip nepriklausomas kandidatas. Surinkau balsų iš tikrųjų 1,5 karto daugiau negu reikia mandatą gauti, tai yra daugiau negu kai kurios partijos. Nežiūrint to, tapau tarybos nariu, nors ir mano, galbūt yra statistika tokia, aš nežinau, bet turbūt rinkiminė kampanija buvo pati pigiausia, ko gero, visoje Respublikoje, nes aš rinkimams tada agitacijai išleidau viso labo 130 litų. Tai parodo, kad žmonėms buvo reikalingas aš, o ne jų kandidatų kitų dovanėlės, galbūt šampano butelė arba perdėtas dėmesys. Yra sakoma, kad anksčiau buvo sakoma, kad valdžia nuo Dievo. Aš pasakyčiau, kad valdžia yra nuo žmonių. Deja, kai kurie būtent tą pirmą variantą taiko ir iš tikrųjų
atėję į valdžią pamiršta savo įsipareigojimus arba pasijunta, kad jie visažiniai ir geriausiai tvarkosi. Sunku pasakyti, kas laukia po rinkimų. Kadangi meras iš tikrųjų turi naujai suteiktas galias, mes dabar tik tai eksperimentuojame. Galbūt šitas eksperimentas geriausiai ir nepavyks, galbūt reikės kažką keisti. Pirmas be abejonės darbas būtų, tai yra suformuoti Labai greitai, prašau, nes laikas jau daugumą. baigėsi. Taipogi noriu pasakyti, kad aš esu dabar kandidatuoju kaip nepartinis. Mane, ačiū, kelia Lietuvos Laisvės sąjunga, vadinasi, jie pasitikė. Tai buvo ponas Virginijus Lukošiūnas. Nu, dabar pono Vytauto Masiulio laikas Rokiškio krašto koalicijoje už laisvę augti. Prašau. Labadiena, gerbėjim Rokiškio gyventojai, sveiki kolegos. Aš esu Vytautas Masiulis, rajono meru, pirmą kartą dirbau 1995 metais, pirmą kadenciją buvo trumpa 2 metai, antrai kadencijai buvau išrinktas nuo 1997 metais, didelę persvarą gavau, matyt, neblogai dirbau. Ir čia man susikirto gal kažkas nebegerai, kada pasirodė, mes nuo 97 metų su Almantu kartu dirbom 2 metus. Tai taip nebuvo, sakyčiau. Kažkuris tik klaidą padarė, aš tikrai nepadariau. Tai įvedu šią pareigybę po nepriklausomai Lietuvoje, taip buvau pirmas išrinktas. Tada aš taip su visais jumis, gerbėm Rokiškio gyventojais, stebėjau, galvojau, kad viskas eis į priekį, kadangi per tą laikotarpį pavyko su savivaldybė labai gerą kryptim pradėjo eiti ir nesimatė problemų, kad galėtų atsitikti tokie dalykai, kaip kokie yra šiandien atsitikę su ją. Todėl 15 metų, kaip ir jūs visi, ir aš stebėjau iš šalies, kaip dirba mūsų valdžia. Ir vis dėlto šiandien dienai, sakyčiau, matau debatus ir matau kolegas, kaip jie savo darbus išreiškia ir kaip pateisina ir kaip žada gražiai toliau dirbti veržliais, veržliais su veržliais žmonėm, jaunais, reiškia, energingais, daryti viską. Tai ką noriu pasakyti, kad mes visi tą stebėjom jau, nežinau, ten 10 kartų ar kiek, va, tokias pat kalbas ir rezultatus mes per tą 15 metų visą laiką matėm. Rezultatas toks, kad kai aš buvau rajono mero, gyventojų skaičius Rokiškyje buvo 50 000, šiandien turim 32, tai 18 000 sumažėjo. Ponas Valerijus Rancevas, Darbo partija. Labadiena, gerbiami Rokiškio krašto žmonės. Tikrai artėja labai toksai nelengvas metas, kai kiekvienas iš jūsų turėsime pasirinkti savo kandidatą. Tai pirmą kartą istorijoje Lietuvoje, kai yra renkamas meras tiesiogiai. Tai, manau, unikali padėtis tokia ir aš tikrai siūlau visiems ją pasinaudoti. Šiek tiek norėčiau apie save. Esu gimęs Rokiškyje, gyvenu ir augau Kavoliškyje, tai miestelis nutolęs nuo Rokiškio per 3 kilometrus. Esu baigęs Rokiškio 3 vidurinę mokyklą tuometinę, mokiausi Panevėžio aukštesnioje technikos mokykloje ir įgijau pastatų ir statinių statybos bei eksploatacijos specialybę. Toliau mokiausi Utenos kolegijoje, verslo vadybą, mokiausi Šiaulių universitete, pabaigiau vadybos mokslus ir paskutinis mano išsilavinimo toks etapas, tai apsigyniau magistro laipsnį ir būtent viešojo administravimo srityje. Tai aš manau, kad visos šitos žinios įgytos mano per šį laikotarpį man suteikia teisę, netgi, kaip sakyti, ir tokios galios ir pasiryžimo būtent kandidatuoti savivaldos rinkimuose, tiesioginius merų rinkimus eiti. Labai dėkoju, aišku, mūsų Darbo partijos Rokiškio skyriui už tą išreikštą man pasitikėjimą. Mero pareigą, mero pareigybę ir darbą suvokiu, kai labai atsakinga ir labai sunku ir be galo daug jėgų reikalaujantį darbą. Tai aš manau, jeigu jūs, mėly rokiškėnai, pasirinksite mane, aš stengsiuosi jūsų pasitikėjimą pateisinti. Prisistatymo laikas ponui Antanui Vagoniui, kurį iškėlė Socialdemokratų partija. Prašau. Ačiū. Labas vakaras, mėly studijos dalyviai. Labas vakaras, gerbiami rokiškio žmonės. Esu Antanas Vagonis. Mane iškėlė Rokiškio socialdemokratai. Tai viena iš didžiausių partijų Rokiškio rajone. Ir tapti išrinktuoju žmogum, kuris yra remiamas būti meru, tai yra pakankamai sudėtinga.
Dar galiu pasakyti ir tai, kad šiuo metu mūsų partijos bičiulis yra esamas meras. Jisai taip pat maloniai užleido man vietą kandidatuoti pirmuose mero rinkimuose. Dabar truputėlį apie save. Esu ne Rokiškio krašto žmogus, esu atvykėlis. Šiaip mano gimtinė yra Karaganda, Kazakstanas. Nors mano abudu tėvai yra lietuviai, bet dėl tremties problemų teko ten gimti. Toliau atvykęs į Rokiškį įleidau čia šaknis ir savo karjerą pradėjau kaip pedagogas, kaip ūkvedys. Tai buvo pirmiausia rusų mokykla, kur buvo iš karto praėjus 2 metai man bedirbant pastatyta nauja mokykla. Po to perėjau į Juozo Tumo Vaižganto mokyklą, ten buvau direktoriumi, kur buvo padarytas investicinis projektas, kuris dar ir dabar nesibaigęs, ten yra apie 12 milijonų iš investicijų ir kiekvieni metai šita mokykla gauna apie 1,5 milijono lėšų. Aplinkybės apsisuko taip, kad netekau darbo, teko pabūti bedarbiu, po to suradau darbą banke, tai buvo ūkio banke, Panevėžio filialė. Dirbau Panevėžyje, reikėjo įsteigti banko skyriuje Rokiškyje, parašytas buvo ekonominis projektas ir buvo atidarytas nedidelis skyrius Rokiškyje ir jisai klestėjo. Ir po to perėjau į kitą darbą, buvo konkursas, Rokiškio komunalininkas, dabar renku, mėly gyventojai, jūsų šiukšlės. Dabar atėjo metas prisistatyti ponui Egidijui Vilimui, kurį iškėlė partija Tvarka ir Teisingumas. Prašau, jūsų 2 minutės. Labadiena. Na, man prisistatyti reikėtų nebent studijos darbuotojams. Rokiškio žmonės mane pažįsta. Turėkite omeny, kad jūs mato visą Lietuvą. Labai malonu, tada gal Lietuvoje dar kas nors nepažįsta. Esu gimęs ir augęs Rokiškyje, grįžęs dirbti į savo kraštą. Baigiau istorijos teisės mokytojo specialybę, įgijau politologo kvalifikaciją, dirbau ilgus metus mokyklos vadovu, įgijau 2 vadovo kvalifikaciją. Aktyvioje politikoje esu nuo 2002 metų. 1 kadenciją su komanda ir su koalicijos partneriais dirbau meru. 1 kadenciją dirbu mero pavaduotoju. Kuruoju sveikatos apsaugos sritį, socialinės apsaugos sritį, kultūrą, švietimą. Mano programa labai paprasta. Daryti tą, ką pats tiki. Ir pavyks. Ir reikia, kad ir žmonės tuo patikėtų. Ir pasitikėtų savimi. Kad patikėtų, kad jo, konkrečiai to žmogaus sprendimai gali lemti krašto gyvenimą. Tikėjimą, kad meras jam atstovauja, kad kaimo ir miestelio bendruomenė yra svarbiausia grandis užtikrinant saugų, patogų gyvenimą. Aš skaitau knygas ir kartais pabandau pasimti patirtį iš mūsų žinomų žmonių. Visai neseniai man, kai paklausė, kodėl tu eini į merus? Ko tu žinai, kad tai bus sunku? Aš man labai patiko Marijono Mikutavičiaus eilės Mano žemė. Kad ir kiek bandau sugalvoti gudriau, viskas man išeina. Čia mano žemė, mano dangus. Mano kelias į mano namus. Mano laimė, mano viltis, mano metai vėliai nauji. Brangūs žiūrovai, skiriame su jumis trumpai reklaminį pertraukėlį, po kurios vėl pratęsime laidą Lietuvos sprendimas. Sveiki visi po reklamos sugrįžę į laidą Lietuvos sprendimas. Tad pirmasis klausimas ponui Almantui Blažiui. Ir šį kartą klausimas apie konkretų pirmą darbą, kurį jūs darysite, kai tapsite meru. Na tai laimėjus savivaldos rinkimus vienas iš pagrindinių uždavinių būtų įsišaknyjusios korupcijos suvaldymas savivaldybėje, nes vis tik tai čia studijoje girdėjome labai, kaip čia pasakyti, tokias diskusijas, kurios neatspindi tikrosios padėties savivaldybėje, jos
labai sušvelnintos, kampai užglaistyti ir mes tikrai negirdim to, kas yra. Ir vis tik tai savivaldybėje korupcija yra įsišaknyjusi, antikorupcinė komisija neveikė faktiškai, antikorupcinės komisijos nuostatai buvo patvirtinti tik prieš pusę metų, baigiantis kadencijai. Vieni iš pagrindinių savivaldybės vadovų savo norą atsistatydino iš pareigų po STT skandalų, tai vis tik tai nėra eiliniai įvykiai. Manau, kad nei viena savivaldybė tokio mundūro švaraus kabutėse tikrai nenorėtų turėti. Ir jeigu mes čia gyrėmės, kad čia pas mus viskas gerai, kad čia nieko nėra, tai tikrai taip, mėlyjeji, nėra. Ir yra negeri dalykai. Ir kai, sakykime, savivaldybės vadovai pagrindiniai dangsto, sakykime, arba tiksliau apsimeta, kad čia nieko nevyksta, tai žinokit, visuomenė vertina žymiai kitaip. Ir vat tą dalyką reikėtų pirmučiausiai spręsti. Tai yra kviesti specialistus, galų gali ir tą pačią STT į reiškia seminarus, kad pravestų. Taip pat reikėtų ir žmogiškųjų resursų, kad ir politiniai, sakykime, politiniai daugumoje tos problemos turi būti aptariamos, kad užkirsti kelią būtent toms negerovėms. Taip pat yra tie vadinami neskaidrus konkursai į valstybės tarnybos vietas, kai jau žiniasklaidoje valdantieji pasigirė. Laiko lieka labai nebedaug, paprašysiu reziumuoti. Kad žiniasklaidoje valdantieji pasigirė, kad čia būtent šita darbo vieta mūsų partijai priklauso. Tai ant kiek reikia jau turėti to naglumo, kad prieš žmonės pasiskelbti, tai vis tik tai įstatymai galioja, manau, tiek ir valstybės tarnybos departamentas ir netgi teisėsaugos institucijos tokius konkursus privalėtų iš karto stabdyti. Klausimas buvo tiesiog apie pirmosius darbus, kuriuos jūs darysite. Prašau. Pirmasis mano darbas bus būtent suformuoti valdančiąją daugumą. Bet aš iš karto norėčiau čia pertraukti, kad po to nekiltų. Čia yra privalomas darbas, ką jūs turėsite padaryti ir tai yra neišvengiama. Tad aš tiesiog noriu paprašyti, kad jūs išvardintumėt savo prioritetinius kitus darbus. Tai yra techninis klausimas, kurį privalės bet kuris. Be abejo, bet šiek tiek nesutikčiau, kadangi daugumos formavimas dabar vyks visiškai kitaip. Bet tai privaloma. Tai burtis turės apie jau išrinktą merą. Nebus galima spekuliuoti mero posto. Kuri partija gauna merą, kuri negauna. Tai yra labai svarbu. Kitas dalykas, tikrai aš esu pasiryžęs ir darysiu tą, kad nebūtų kuo mažiau darbinių partinių postų. Tai yra vicemeras ir administracijos direktorius. Ką mes turime šiuo metu? Turime patarėjus, kurie paskaičiuota buvo, netgi per metus mums kainuoja virš 170 000 litų. Tai yra tie pinigai, kurie tikrai galėtų šiek tiek sumažinti rajono skolas. O jeigu kitas darbas, tai pagrindinis darbas būtų imtis projektų įgyvendinimo ir ruošimo viešumo. Čia yra didžiulė problema, kadangi rajonas, pavyzdžiui, per praėjusius 2 metus prarado per 1,5 milijonų litų vien netinkamom išlaidom. O tai parodo, kad nėra susistygavimo tarp institucijų, nėra kontrolės tų projektų rengimo, ekspertizių ir įgyvendinimo. Pone Masiuli, kokie būtų jūsų pirmieji darbai? Ar irgi pritarsit kolegom, kad reikėtų dėl korupcijos tvarkytis? Klausau, kad būčiau žinojęs, kad tokia programa eina, ko gero būčiau nebalotiravęs į kandidatus. Pagrindinių prioritetiniai darbai, kuris iš tikrųjų išjudintų sukaupęsis problemas ir leistų pradėti judėti rajoną į priekį, tai būtų įmonių įstaigų depolitizavimas, automatiškai išnyks korupcija, mažės paslaugų kainos, žmonės bus sutelkti rimtam darbui. Čia aš manau, kad mes tą įspręsim, kadangi pritarančių aš vis daug turiu ir aš tą noriu pasakyti, kad mes visi ko gero teisingai suprantam, kad tas klausimas kartojas. Tai yra tikrai opiausia problema ir tikrai jinai reikia visų pirma spręsti, tada viskas gali pajudėti. Kitaip mes važiuosim, kaip važiavom 15 metų. Aš ir mūsų koalicija aiškiai suprantam, kad įstaigų įmonių vadovais privalo dirbti tų sričių geriausi profesionalai. Turi būti pasidalinimas. Politikai turi dirbti politinį darbą, o įstaigos ir įmonėse turi dirbti geriausi tų sričių žinovai. Mums labai svarbus žmonių balsas. Kaip dirbti seniūnu,
pagrindinis atestavimo ir skirimo ar priteisimo žodis ar vertinimas priklausyti privalo žmonėms. Mes esam prie mano Laikas jau baigėsi, paprašysiu kadencijos reziumuoti savo dirbom, tą mes išbandėm, tą pratęsim toliau. Dėkojame ponui Masiuliui, Darbo partija, ponė Rancevai. Aš tai pritarčiau, kaip ir vedėjas irgi minėjo, kad tai yra būtina ir privalu suformuoti daugumą ir aš manau, kad būtina ir subalansuoti biudžetą ir parengti programą, kuri leistų sutaupyti kuo daugiau biudžeto lėšų. Juk kiekvienas centas prie cento tai sudaro didelius pinigus. Ir manau, labai svarbus vienas iš darbų būtų mero irgi, tai yra pasiruošimas, o netgi, kaip tai išgryninimas visų sričių pasiruošimui naujajam planavimo laikotarpiu, tai 15-20 metų. Ne? Ateina vėl didelės investicijos, laukia dideli darbai, o tai neužtenka nustatyti grinai prioritetus, į ką mes kreipsime dėmesį, bet tai turi būti atitinkamas ir personalas, kuris sugebėtų suvaldyti šitą visą programą. Pone Vagonė. Pirmieji mano darbai, tai, kaip ir sakiau, tai detali analizė, kasgi vyksta mūsų finansuose. Pirmiausia, peržiūrėti biudžetą, peržiūrėti finansinius srautus ir jeigu reikia jį tikslinti, tada jį reikėtų ir koreguoti. Tai vienas iš pirmųjų darbų. Toliau, kaip ir sakė Valerijus, žinoma, reikia suformuoti komandą, su kuo aš dirbsiu. Nes iš anksto pas mus jau yra susidėrėta su koalicijos partneriais tie, kurie jau yra pradėti darbai, kad būtų jų tęstinumas. Bet aš mielai prisijungčiau prie tų žmonių, kur girdžiu labai geros idėjos. Ir jų idėjos man bus labai reikalingos. O antras darbas, sakykime, prie to pirmo galėčiau pasakyti, kad padaryti projektą baseinui, tada uždengti ledą, suremontuoti kelius, kur yra pagal programą ir būtinai reikėtų jų žintuose pastatyti valymo įrenginius. Rimiškio gimtinė. Ačiū. Konkrečiai, kaip ir įvardijot viską, tik ponia Vagonė, gal aš norėčiau dar patikslinti, kadangi jūs esate keliamas partijos, kuri yra valdančioje daugumoje, bet jūs nesutinkate su savivaldybės biudžetu. Tai kaip ir jūsų partija formavo tą biudžetą savivaldybės? Taip, aš nesutinku, aš jo nežinau iš vidaus. Suprantat, kas yra? Tai, kas mums pateikiama kaip paprastam rinkėjui, paprastam gyventojui. Supratau, kol kas jūsų nesupažindino su tuo biudžetu. Be abejo, jisai dar naujas, dar nepriimtas. Gerai, ačiū Jums, ponia Vilmai, jūsų laikas. Mero funkcijos labai įsiplėtė įvedus tiesioginis mero rinkimus. Ir pagrindinis yra darbas kontroliuoti savivaldybės administracijos veiklą ir burti žmonės ir komandą įgyvendinti programą žmonių patvirtintą. Tai pirmas darbas - suburti stiprią profesionalią komandą ir atiduoti jiems veiklą. Antras - priimti planą, kaip sustabdyti rajono grimzdymo į skolas. Aš jau sakiau, kad tuo metu, kai aš buvau išrinktas meras, situacija finansinė buvo sunkesnė. Skolos didesnės, lyginant, kaip ir jos buvo įveiktos, o pagrindinis būdas, kaip įveikti, padidinti rajono pajamas, kurios buvo padidintas 20 milijonų. Lygiai tokio pat keliu reikia eiti ir dabar. Ir trečias - įvertinti buvusių projektų efektyvumą, pagal lėšų taupumą, darbo vietų steigimą ir ateityje vystyti pačius efektyviausius, gerinančius gyvenimo sąlygas. Be abejo, kad klaidų būna, bet nei vieno projekto neatsisakyčiau, kaip eilinis Rokiškio krašto gyventojas, kuriuos įgyvendino šita dauguma, prieš tai buvusi dauguma ir visi kiti tarybos nariai dirbę Rokiškio taryboje. Ačiū, dėkojame ponui Vilmui. Dabar klausimas ponui Lukošiūnui. Mero galios, ar jų užtenka? Aišku, jų padidėjo, ką tik ir ponas Vilimas sakė, kad išsiplėtė, bet ar vis dėlto jų pakanka? Gal dar daugiau reikėjo tų galių? Ar jų pakanka ar nepakanka, pamatysim po 4 metų. Dabar, kaip sakau, tai yra tik eksperimentas ir nieks čia iš mūsų ko gero nežino, kaip galėsime mes pasinaudoti būtent tomis galiomis. Tačiau noriu pasakyti, kad man vienos diskusijos metu žmonės pasakė, sako, Virginijau, kogi tu ten eini? Sako, ten valdžia žmonės sugadina.
Ne valdžia žmonės gadina, bet netinkami žmonės diskredituoja valdžią. Tai vad būtent todėl galiu pasakyti, kad ten turi būti tinkamas žmogus. Žmogus, kuris sugebės būtent suburti tą daugumą, kad rajonas nesipjautų tarpusavyje meras su savivaldybės dauguma, nes tokiu būdu mes tiesiog neišspręsim visų problemų ir visų klausimų. Bet tai jeigu va čia taip būtent atsitiks- sugebėjimas kalbėti su bet kuo. Mano tas sugebėjimas yra iš tikrųjų turbūt geriausias iš visų, ne todėl, kad aš geriausias, bet todėl, kad aš esu nepriklausomas. Už manęs nestovi jokia partija, aš jiem esu neįsipareigojęs, išskyrus, kaip kartą pasakysiu, didžiulį dėkui už tai. Tai va, tai būtent kalbėjimas ir susikalbėjimas. Daugam nepatinka, kad aš, sakykime, tarybos posėdžiuose, kaip esamas tarybos narys, sako daug šnekiu, kritikuoju, nepatinka ar vėl kas. Aš niekada nesakau, kad aš esu teisus. Aš tik išsakau savo nuomonę, kuri galbūt yra ir visiškai neteisinga. Ir tuo pačiu aš noriu girdėti nuomonės kitų. Tik iš didžiulio tų nuomonių kiekio galima išgryninti pačią artimiausią tiesą. Tai va šitie dalykai. Aišku, įsiplečia kitos galios. Tai būtent mažinti tai korupcijai galima būtent ir dėl tų savivaldybės biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų vadovų skirimo, kurio funkcija dabar yra perduodama merui. Gerbiamas Masiuli, jūs esat buvęs meru ir dabar puikiausiai galėsite turbūt palyginti, kokios galios buvo tada ir kokios galios bus dabar. Ar užteks jų? Bandysiu, čia bus dar daugiau klausimų, kur turėsite tą porką padaryti. Žiūrint iš mero pozicijos, palyginus su tuo, kas buvo iki šiol, aišku, kad žymiai geriau. Bet visi mes, tai įėjimas prieki, bet mes visi, kurie įdomi šito klausimų, kurie turi supratimą, visi kalba apie tai, kad iš tikrųjų įstatymas yra netobulas. Bet mes tikimės, kad tą įstatymą vyriausybės Seimas, kaip ir čia atrodo Diana kalbėjo, jisai bus tobulinamas ir kadencijos pagaidoje bus padarytas toks, koks iš tikrųjų turėtų būti. Manau, gyvenant taip. Ir tai tik iškils problemų tuo atveju, jeigu koalicija susidarys priešingos daugumos. Kitaip sakant, nesavas. Bet mano gyventojai elgiasi pakankamai protingai, mano gyventojai. Jei balsuoja už tą patį merą, tai balsuoja už tą patį sąrašą, kuriam jis priklauso. Tada darbas vyksta sklandžiai. Aš nežinau, manau, kad čia dar kažkas kartojas, atrodo, kad gerbiamas atkalbėjo tą patį. Vagonis, Rancevas ir Nenoriu Vilimas. sakyti vagonys, aš ir reklamuosiu tada. Supratau. Galima sakyti, O jei aš nepabaigiau? prisikabino prie traukinio. Supratau, O jei aš meras paprašysiu rezimuoti, nes minutė O baigėsi. jei meras tarybos daugumos neturės, labai priklausys, ar jis sugebės apjungti bendram darbui, rasti kompromisus, aišku, tada sutelktai reikėtų dirbti. Pone Rancevai, diskusija tampa vis karštesnė. Taip, pritariu. Aš lygiai taip pat, kaip ir oponentai kalbėjo, iš tikrųjų matyčiau tokį dalyką, kad dabar šitam pirmais metais, kai atsiranda tiesioginiai merų rinkimai, pakanka tikrai tų galių, o laikas parodys, kokios galios galima, sakykime, vėl sugražinti atgal tarybai, kokias galias galima kokias pridėti pačiam merui. O iš tikrųjų, tai jeigu neturės meras daugumos, tai jo tos galios tai tikrai bus labai, kaip sakytų, nereikšmingos. O labai priklauso ir nuo asmens, nes dabar mes renkam grinai asmenį, kuris atstovaus save, savo poziciją, savo partiją, sakykime, tai yra labai svarbu nesuklysti ir padaryti gerą sprendimą, būtent išrenkant merą kaip asmenį. Dėkojame Jums už komentarą, ponia Vagonė. Pirmą kartą renkamas meras tiesiogiai ir įgauna ne tik tais daugiau galių, bet pirmiausia pasitikėjimas savimi, kadangi jį išrinko žmonės, reiškia juo pasitikėjo žmonės. Tiesioginiai meras išrinktas tai yra atstovaujanti institucija ir jisai ten negali būti atsakingas už visus darbus, kurie vykdomi rajone. Pirmiausia. Ir kitas dalykas, tas žmogus, ta asmenybė, kuri taps Rokiškio meru, turi būti sugebanti sujungti į vieną visą Rokiškio tarybą. Tai reiškia, visi 25 žmonės, kurie yra taryboje, turi dirbti Rokiškio labui.
Ir nieko tokio, jeigu mes per rinkimus pasišpilkavom. Kaip pastebėt, visi norim, kad būtų Rokiškiui gerai. Taigi čia jau yra sugebėjimas ir dėrybų menas. Jeigu sugebam dėrėtis, reiškia Dėkoju. viskas bus gerai. Dėkoju, ponia Vilimai. Jūsų minutė. Merui galės suteikia rinkėjai. Už išrinktą merą balsuos daugiau kaip pusė Rokiškio rajono rinkėjų. Ir tai yra pats didžiausias garantas jo galių. Juk ir prezidentas formalių galių turi mažai, bet užtenka jam pasakyti pastabą, kad tas ar kitas pareigūnas dirba netinkamai ir jis priima išvadą. Tokia yra demokratijos pagrindas. Tai yra valdžių pasiskirstimas ir viešumas ir nuomonės išsakymas. Darbo mero patirties turiu ir pavykdavo suburti visą tarybą. Dauguma, absoliučiai dauguma klausimų buvo priimama vienbalsiai. Jų buvo 85% visų. Ir dabar šioj taryboje yra dauguma klausimų virš 80% priimama vienbalsiai. Tai vadinasi, yra skirtumai tik dėl kelių nesminių dalykų. Ir kaip teisingai sakė mano kolegos, visi išrinkti į tarybą nariai atstovauja ne patį savo charakterį ir ten interesam, bet atstovauja savo rinkėjų. Tai Supratau. labai aišku, Ačiū. man atrodo. Pone Blažy, dar jūsų minutė. Pagal naują savivaldos įstatymą merui formaliai suteikta šiek tiek daugiau galių. Tai, kiek pastebėjau, yra apie 11 punktų, kur yra naujovių, tai būtent, bet jos tos naujovės yra formalios. Na, gal iš tokių esmingesnių, tai kad rajono meras skiria biudžetinių įstaigų, viešų įstaigų direktorius, keičia žemės paskirtį, nuosavybės teisės religinėms bendruomenėms atiduoda, žvejybos reikalus ten tvarko, kas labai tiesiog atrodytų juokingai. Tačiau gal ne tame esmė, kiek jis galių papildomai gauna, tai esmė, kad žmonių pasitikėjimas išrinkus merą jam duoda papildomą motivaciją. Už jo nugarą stovi rinkėjai žmonės, kurie jo pasitikėjo ir jis jau gali veikti savarankiškiau, nes jis nebetampa priklausomas nuo politinių intrigų. Jo taip lengvai faktiškai be baudžiamosios atsakomybės neatstatydinsi. Jis įgyja savarankiškumo, iniciatyvos teisę siūlant projektus, tarybos sprendimus. Ir jis nėra kažkoks kaip atstumdėlis, kuris, sakykime, gali, kuri tai dauguma ar mažuma ten stumdyti ir jis ten į visus turi įsiklausyti. Jis yra savarankiškas žmogus. Taip, aš dėkuoju, labai geras komentaras, ponė Blažy, kadangi mes tiesiog su jūsų komentaru pereiname prie kito klausimo, kuris yra būtent apie mero atleidimą. Ir dabar merą atleisti tarybai bus, kur kas sudėtingiau, kadangi būtent taryba turės teikti siūlymą ir įrodymus Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, kuris tik tai galės spręsti, ar nutraukti mero įgaliojimus ar ne. Pone Masiuli, šis klausimas jums. Čia negalima korupcija, ne tas. Gerai, ne tą pasirašiau, gerai. Be jokios abejonės, meras dirbdamas atvirai, sąžiningai, ieškodamas sutarimo su valdančia dauguma, žymiai lengviau apsaugotas. Bet neapsaugotas bus nuo blogų darbų. Nes dabar galėjo daryti tą, ką tik tai nori. Svarbu, kad vykdant savo partiečių ar koalicijos užgaidas, o bus ir ramus, reiškia, atsakymo atsakomybės jokios nebus. Dabargi jau, net ir aš manyčiau, opozicija turės didesnę galę kreiptis į, tarkime, administracinį teismą. Ir dar sakyčiau labai gerai, kad konfliktą sprendžia trečioji šalis, o ne, reiškia, sprendžia valdančioji dauguma, kai pas mus Rokiškiai buvo tokių liūdnų faktų, kai, sakykime, įvyko pasikeitimas valdančios daugumos. Pretekstas buvo toks, kad kadangi Seime pasikeitė valdančioji dauguma, tai būtent buvo nuverstas ir meras už tai. Reiškia, nors jis ten priekaištų, aš supratau, jam nebuvo jokių. Ir nors ta reiškia, dauguma, kuri tuo metu valdė, kuris buvo meras nuverstas, turėjo didžiausią rinkėjų pasitikėjimą. Bet užėmė postą, reiškia, tas, kuris neturėjo tokio pasitikėjimo. Tai manau, kad atleidimas mero šiuo metu jam suteikia daug daugiau garantijų. Ir Rokiškis
manyčiau, Tai buvo visi jūsų komentarai, ar jūs nebuvot pasiruošę šiam klausimui? Na, matot, tai yra žiniasklaidos laisvė pateikti klausimus taip, kaip mes norim. išgyvena postą visą kadenciją ir bus apsaugotas. Taip, jeigu jis dirbs sąžiningai, jis, aš manau, bus apsaugotas ir jam problemų nekils, reiškia. Ir mūsų atveju, norėčiau pasakyti tai, kad dar ne tik tai opozicija mus prižiūrėtų, tarkim, to, kur sakė, jau susitarę yra, ne? Bet ir prižiūrėtų mūsų galingą... Na, bet aš manau, kad dar kolegos jūsų galės paoponuoti, kadangi jūsų jau 2 minutės baigėsi, tai nebent paskutinė dar mintį. mane prižiūrės galinga koalicija, kuri mane iškelia. Supratau. Dėkoju Jums ir dabar laikas jūsų oponentams. Darbo partija, prašau. Aš labai nenorėčiau sulaukti tokio laiko, tokio meto, tada, kai merą reikėtų atleisti. Nes iš tikrųjų toks labai jautrus klausimas yra. Meras yra išrenkamas visuomenės, Rokiškio rajono bendruomenės ir, sakykime, jis netenka pasitikėjimo. Tai aš manau, jeigu toksai meras sulaukia tokio laiko, kai jis praranda pasitikėjimą tarybos visuomenės, tai jis turėtų pasielgti garbingai ir atsistatydinti. Supratau, ačiū už Jūsų komentarą. Socialdemokratų partija, ponia Vagonė. Pilnai pritarčiau Valerijui, kadangi liaudės žmonių išrinktas meras, gavęs žmonių pasitikėjimą ir mandatą, ir jeigu, sakykime, dauguma nesusiformuoja ir meras neturi sugebėjimo dėrėtis ir padaryti apjungti visus vienai bendrai koalicijai, manau, kad meras neturėtų laukti teismo sprendimo. Jisai turėtų atsistatydinti ir nieko čia tokio. Tai yra Bet tai išeina taip, kad tik išrenka merą, jeigu nesusitarė, meras iš karto turėtų atsistatydinti. Be abejo, tai yra patikrinimas valdžia. Tai skamba kaip jūsų pažadas ar kaip siūlymas oponentams? Kaip siūlymas oponentams. Supratau, ačiū. Pone Vilimai, jūsų komentaras. Mano kaip mero tikslas yra neišsaugoti kėdį, bet įgyvendinti programą, už kurią mane palaikydami balsuoja rinkėjai. Ir pagrindinis saugumo garantas, kaip jau ir minėjau, yra rinkėjų pasitikėjimas. Kaip suburti komandą, patirties aš jau turiu. Ir aš pritariu savo kolegams, kad meras, jeigu nesugeba suburti daugumos, jis pats save atstatydina. Nes pagrindiniai mero darbai yra pasitvirtinti, tokie, ką jūs ir minėjote. Pareiga jo patvirtinti darbotvarkę, kad klausimai būtų priimami taryboje. Tai jeigu jis nesugeba įtikinti, kad tie klausimai yra visiems aktualūs ir svarbus, tai jis netlieka savo pareigų. Tai jam viena išeitis eiti kito darbą dirbti. Bet aš tikiuosi, kad nei vienas iš čia stovinčių žmonių nebus toks, kuriam nepavyks suburti daugumos, jeigu išrinks jį merą. Nes mūsų rajone tokių kažkokių rietenų nebuvo. Bet jeigu taip atsitiktų, jūs pasielgtumėt kaip pats, ką tik sakėt, taip? Taip, tai jeigu aš nesugebėčiau suburti daugumos, be abejo, kad tai ką aš ten reikščiau, sėdėčiau kėdėje, jokių būdų ne. Ačiū, tai buvo Egidijus Vilimas, partija Tvarka ir Teisingumas. Pone Blažy, jūsų komentaras. Na, kaip minėjau, įgavę žmonių pasitikėjimą tiesioginį meras ta tikrąją žodžio prasme tampa stipri asmenybė, stipriu, kaip sakyt, figūra, kuri dominuoja savivaldos gyvenime, formuoja daugumą. Ir vietos savivaldos įstatyme, manau, kad labai aiškiai apibrėžtas atstatydinimo mechanizmas, jis yra pakankamai sudėtingas. Tai yra, pirmočiausiai turi būti sudaryta komisija ir komisija, kaip sako kolegos, čia nesuformavo, ten dar kažką. Tai yra du tik tai punktai įstatyme. Tai yra pažeidė priesaiką ir nevykdo savo įgaliojimų. Tai jeigu bus kažkokie kitokie ieškoma priekabiavimų ir dėl to formuojamas nepasitikėjimas mero, tai būtent joks teismas to nepatvirtins ir manau, kad meras liks savo pozicijoje, o tai jam leidžia veikti. Aišku, jis turi nepasikelti, jis turi būti paprastas, tuo savo paprastumu jis turi suburti visus 25 tarybos narius ir suformuoti daugumą. Ir tikrai galvoju, kad taip ir bus. Gerai, dėkojam ponui Blažiui. Pone Lukošiūnai, tai meras dabar išties saugesnis? Man malonu, kad kai kurie kolegos iškėlė savo kartelę šiek tiek aukščiau, negi tau reikia. Manydami, kad nesubūrė daugumos, tai čia turi atsistatydinti ir kad jis kažko tai pažeidė mero funkcijas. Suburti daugumą nėra
sakykime, prievolė merui tai padaryti. Jis atlieka visiškai kitas funkcijas, bet aišku, norėdamas dirbti gerai, jis norės tai padaryti ir suburti. Kitas klausimas. Dauguma, arba net ir nedauguma, netenka galimybės šantažuoti merą. Kaip dabar buvo, sakykime, susibūrusios koalicijos paskiria vieną merą ir paskui turi galimybę spausti ją. Jeigu tu mums čia kažko nepadarysi, tai mes tave atstatydinsim. Dabar atstatydinti galės tik tai administracinis teismas. Ir priminti reikia, kad teismas į tą teismą neišeis kreiptis su tokiom mintim, kad čia mums nepatinka meras, čia mūsų daugumos nesupranta ar panašiai. Tai turės, kaip Almantas minėjo, būti konkretūs pažeidimai, įstatymų pažeidimai, tvarkos pažeidimai, kad tas atstatydinimas būtų galimas. Brangūs žiūrovai, skiriame su jumis trumpai reklaminį pertraukėlį, po kurios vėl pratęsime laidą Lietuvos sprendimas. Sveiki visi po reklamos sugrįžę į laidą Lietuvos sprendimas. Kadangi mūsų studijoje yra 3 buvę merai, tai gal kalbėkim dabar apie tuos sprendimus, kurie, tarkime, jums nelabai patiko ir jeigu jūs būtumėte buvęs meras, juos būtumėte sprendęs visiškai kitaip. Aš negalėčiau tiesiog įvardinti, sakykime, kokie būtent sprendimai man vienaip ar kitaip nepatiko. Iš tikrųjų, tai tų per didelį kiekį tų sprendimų turbūt pasitaikė ir tokių sprendimų, kurie gal ir, nepasakyčiau, kad pablogino, bet kažkaip tai padarė sudėtingesnę situaciją rajone. Aš manyčiau, didžiausia problema tai yra, kaip tie sprendimai ir įgyvendinti. Kartais būna toksai dalykas atsitinka, kai, sakykime, yra normalus, geras sprendimas, bet, sakykime, jis neina ne į tas lankas. Aš dar kartą noriu pasakyti, kad blogų sprendimų, kad jos nulemtų prastą rajono padėtį ar, sakykime, išaugintų skolas, tai aš nematau. Ir žinoma, kadangi nesu buvęs merų, kaip keli iš čia mano kolegų, tai negaliu pasakyti, gal jie ir žino tos būtent tokius sprendimus. Aš bent jau tokių nežinau. Bet visos kadencijos tada reiškia dirbo gerai, taip? Ne, aš sakau, kad galimas dalykas, aišku, kad pasitaikė ir yra labai sudėtingų savivaldybėje problemų, kai negali sakyti, tuo momentu atrodo priimamas sprendimas, jis yra labai savalaikis ir jis tinkamas yra. O praėjus eilį metų jau pradedam galvoti, gal reikėjo kitaip padaryti. Tai čia tik tai va tame problema. Supratau. Dėkojame už jūsų pamąstymus, ponia Vagoni. Jūs kaip žmogus iš verslo, iš šono, pretenduojantis tapti meru, jūs turbūt galėjot matyti tuos sprendimus, kurie galėjo būti visiškai kitaip sprendžia. Žinoma, pirmiausia, tai vykdomi projektai, kurie buvo vykdomi projektai Rokiškyje, tai mes džiaugiamės, kad jų buvo daug ir kad jų daugiausia buvo visoje Panevėžio apskrity, bet tie dalykai, kada prisidėjimai prie projektų dėl netinkamai atliktų darbų buvo didesni, negu buvo numatyti, aš manau, kad tai yra aiški klaida. Ir meras turėjo inicijuoti taryboje, kad tie žmonės, kurie atsakingi už tos dalykus, būtų nubausti arba bent jau atleisti iš darbo. Tai aš manau, kad tos biudžeto nuostoliai patirti, kurie buvo juk nenumatyti jie, taip? Tai todėl į šitą dalyką meras turėjo būti kategoriškesnis ir griežtesnis. O šiaip tai esu patenkintas, sakykime, mūsų merų, kadangi, jisai... Aš tik paprašysiu konkrečiai gal galite. Konkrečiai, aš galiu pasakyti, pavyzdžiui, mūsų meras yra nuostabus to, kad jisai yra labai geras žmogus. Kad jisai gali prieiti prie kiekvieno žmogaus, su juo pakalbėti, paglostyti, bet aš manau, kad šitų savybių šiek tiek per mažai būnant meru. Pone Vilimai, jūsų minutė ir jūsų komentaras. Ką galima buvo daryti geriau? Gal turit pastabų? Daug buvo, ką galima daryti geriau, bet nei vienas Rokiškio rajono meras nedarė sąmoningai blogai. Pagrindinis minusas buvo per greita kaita. Ir tos kadencijos, kuriuose merai keitėsi, netgi ir šitoj kadencijoje, kad keitėsi merai kadencijos, yra minusas, yra blogai. Nes žmogus atėjęs ir porą metų turi, kol įsivažiuoja. Tai aš matau mūsų rajono pagrindinę tokią minusą, per dažna kaita. Tačiau tai žymiai geriau negu amžiną valdymą, kai atsiranda kunigaikštystės ir kai merai nesikeičia 3-4 kadencijas. Geriau, nes mūsų ir čia stovinti žmonės, ir čia nesančių žmonių Rokiškio rajone visi stengiasi padaryti. Vienam išėjo geriau, kitam ne, bet nei vieno neįvardinčiau, kuris, galėčiau pasakyti, jis arba nedirbo, arba dirbo sąmoningai blogai.
klaidų buvo. Kas nedirba, tas neklysta. Tas absoliučiai visada teisus, bet jam lengviausia kritikuoti. Pone Blažy, jūs irgi esat buvęs meras. Tai prašom, pasakykite, ar konkrečiai buvo kokių klaidų padaryta? Na, manau, reikėtų vėlgi truputį užaštrinti situaciją ir numesti nemažą akmenį į socialdemokratų daržą, kadangi jie, čia jau pritarčiau Tvarkos teisingumo atstovui Egidijui, kad jie nesugebėjo tinkamai pasirinkti mero kandidatūros šioje kadencijoje. Mes jau žinojame, socialdemokratai. Supratau. Todėl, kad tas žmogus jau buvo vienas iki buvęs merų, pabėgo po metų laiko ir jie vėl po keletos metų vėl jį pastatė į merų ir vėl pabėgo po metų. Tai klausykit, ar žmonės su tokiu nusiteikimu tarnauti žmonėms, jie gali būti teikiami į mero pareigas. Ir antras, aišku, didžiulis skandalas, tai jau pasikartosiu, tai STT skandalas, į kurį įsipainėja mūsų patys didžiausi, viršiausi savivaldybės vadovai. Pone Vagonį, manau, būtų sąžininga leisti jums replikuoti, nes ponas Blažys kalba apie pabėgusią nuotaką. Aš norėčiau. Taip, tai buvo mūsų klaida. Tiesiog trumpai, ar ne? Taip. Puiku, ačiū už jūsų komentarą. Pone Lukošiūnai, dabar jūsų minutė. Malonu iš tikrųjų, kad dauguma save kritiškai vertina ir būtent todėl, kad ištarė tą frazę, kas nedirba, tas neklysta. Tai turbūt aš nelabai čia turiu ir pasakyti tų didelių klaidų, nes turbūt nelabai jie dirbo. O jeigu rimčiau, tai yra iš tikrųjų bėdų ir kadencijos pradžioje buvom tikrai labai susikirtę dėl mokyklų pertvarkos plano. Visas Rokiškis, galima sakyti, buvo už tai, kad būtų išlaikyta tokia įstaiga kaip darželis Linelį su savo giliom tradicijom. Deja, žmonių balsas, dabartinės valdžios daugumos ir opozicijos, to pačiu, sakykime, tie komentarai nebuvo jiem įdomus, jie vis dėlto nusprendė, kad mes esam gudriausi, mes išmaniausi ir mes tą padarysime. Taipogi, pritariu, merų kaita. Tai yra blogybė iš tikrųjų. Ir jeigu ta kaita būtų įvykusi, sakykime, vien dėl neišmanimo arba ten, sakykime, kažkokių pažeidimų, bet čia paprasčiausiai žmonės susirado savo tramplyną tolimesniai karjerai ir tuo pasinaudojo. Projektų valdymas. Irgi jau minėjau prieš tai, 2 milijonai netinkamų išlaidų. Tai kas galų gale sutarendis? Aš buvau kontrolės komiteto pirmininkas, ačiū bendradarbiavimą su savivaldybės kontrolierė. Ir iš tikrųjų jau ne vieni metai buvo pabrėžta, kad projektų vadovais neturėtų būti savivaldybės darbuotojai. Tie darbuotojai, kurių tai yra praktiškai tiesioginė pareiga. Ačiū, minutė baigėsi. Pone Masiuli, dabar jūsų laikas. Lojimas neįeina. Per 15 metų, kai aš nedirbu, kadangi aš ekonomistas, esu studijavęs savivaldybės padėtį ekonominio požiūrio ir mano vienas straipsnis buvo paruoštas, reiškia, kurisgi rajono meras Rokiškiui padarė daugiausiai žalos. Tai aš tą informaciją turiu, bet čia ne vienos kadencijos ir jo negalėjau užbaigti, kadangi kreipiausi ir patį merą, trūko man davinių, kadangi pas mus savivaldybėje yra viskas uždara, niekas niekam neprieinama, man daug kas neprieinama, aš manau, eiliniam žmogui niekas. Informacijos gauti neįmanoma. Todėl dabar konkrečiai nesakysiu, bet man krenta į akį tokie dalykai, kaip, sakykime, užsienio europinių lėšų investavimas, reiškia, kai matai rajone iš tikrųjų tos lėšos įsisavinamos, bet kai po 5 metų renovuojamos eilė, krūva didžiulė eilė mokyklų, kur renovuota kaime tokiose vietose, kurios kai tos mokyklos po 3-5 metų užsidarė, kadangi nebeliko ten vaikų, reiškia. Tai jeigu jau renovuoji, tai argi be sunku suskaičiuoti, reiškia, ten bus vaikų ar ne vaikų. Toks netoliaregiškas, reiškia, tų investicijų mėtymas. Ir aš galiu aibės pateikti pavyzdžių, kaip mano akim žiūrint, iš tikrųjų, europinės lėšos panaudojimas netikslingai. Reziumuokit, prašau, nes netrukus baigsis jūsų minutė. Jeigu kalbate apie šitą merą, noriu pasakyti labai trumpai, mano akimi žiūrint, kaip eksperto iš
socialdemokratų pateiktų merų, kurie dirbo apie visą tą laikotarpį, šitas meras yra vienas iš geriausių ir aš šiek tiek buvau šokiruotas, kai sužinojau, kad jis neiškeltas sekančiai kadencijai mero. Nors vienas labai nepatiko jo epizodas, kai jisai viešai per spaudą, aš kitur negaunu informacijos, išgirdau, reiškia, palaiminimą, galbūt ant spaudimas buvo, gal jis nekaltas buvo, kad jis buvo oficialiai pasakė visam rajonui, kad jisai palaiko tai, kad politikas skiriamas į mane dirbti. Reiškia. Tai čia Supratau. Automatiškai ir korupciją jis palaimina ir visus kitos bėdas. Konkretus pastebėjimas, kadangi laikas mūsų laidoje netrukus baigsis, bet vis dar turime laiko lengvam klausimui, o šiuo atveju konkrečiai apie jūs, apie kiekvieną iš kandidatų, kadangi turbūt sutiksite, kad jūs kaip asmenybė irgi darote tam tikrą įtaką rinkėjams. Taigi jūsų pomėgiai, jūsų hobiai, jūsų laisvalaikio užsiėmimas. Kiekvienam iš jūsų po minutę, prašau. Pone Blažino, jūsų pradėsim. Na, turiu pasakyti, kaip jau pradžioje minėjau, esu gimęs Rokiškio rajone. Čia gimė mano tėvai, mano seneliai, mano gimta žemė čia yra. Todėl Lietuvai įkūrus nepriklausomybę atsistatėme nuosavybę ir šiuo metu apart valstybinės tarnybos taip pat ūkininkauju, todėl visą daugiausiai laiką man ir suvalgo būtent tas hobis, pomėgis ar kaip čia ar verslas pavadinti, kurio užsiimu, myliu žemę, myliu žemdirbystę, myliu kaimą, turiu sodybą, taip kad po įtemptų politinių debatų mėgstu atsipalaiduoti, pabūti, pasiperti pirtelėje. Va čia jau pomėgis, nes prieš tai jūs kalbėjote apie žemės ūkį. Galbūt žemės ūkėje, ką nors maloniai auginat, kažkokią įdomią kultūrą, apie kurią norėtumėte. Tradicinė žemdirbystė, grūdinės kultūros. Tai kaip derlius tada koks buvo? Derlius visai neblogas, mes ten esam jau prie biržų, tai našumo balas tikrai neblogas. Supratau. Ir manau, kad 5 tonai iš hektaro ar panašiai. Pirmas tai yra ūkininkas, vidurkis. kuris taip kalba, nes visi ūkininkai sako, pavasarį viskas iššąla, vasarą viską išguldo kruša, o po to sausra. Esame, kad Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščioniai demokratai, kurie niekada neįmanuoja. Man irgi šalo visi, bet aš iškėliau šampano taurę ir pasakiau, kad nėra blogai, yra tik geriau. Supratau. Ačiū Jums, ačiū. Apie pomėgius visada yra labai sunku kalbėti, nes kažkaip visi kandidatai koncentruojasi tik į darbą ir daugiau nieką. Pone Lukošiūnai, tvarkykit padėtį. Ačiū Dievui, nesu žvejys. Nes jeigu būčiau žvejys, mane šia tikriausiai nebūtų, nes šeštadienį, sekmadieniais, kiek žinau, visi traukia į pažerės ir neberūpi jiem niekas daugiau. O dabar nedraudžiama žvejoti, ne? Tai va, ačiū. Nesu žvejys, tikrai neatsakysiu šitą tiesiogiai klausimą. Supratau. O daugiau pomėgių ir nemedžioklė. Turiu įsigijęs namą, kadangi iš tikrųjų nesu turtingas labai jau, tai daugelį darbų atlieku patsai ir tai jau tapo vos ne pomėgių, tai yra namų gerbuvio tvarkymas, priežiūra. Vėlgi, kas žino, kas turi namus, tai kaip sako, tai nesibaigiantis procesas. Konkretizuokit, ką darot. Lemputę pakeist galit? Galit. Viską. Vinį kalt galit? Negaliu suprasti tų žmonių, kurie sako, aš nemoku. Aš sakau, o tu pabandėjai? Nežinau, aš bandžiau nuglaistyti sieną, bet nepavyko. Iš trečią kartą būtų pavykę ir nepraščiau negu meistrui geram. Tai jums pavyksta iš pirmo karto? Ne, iš pirmo niekas nepavyksta. Nepavyksta iš pirmo. Tai jeigu net ir neišrinks jūsų meru, tikrai turėsite ką veikti. Oi, darbo yra tiesioginė, čia irgi, kaip minėjau, čia yra laisvalaikio darbai. Supratau. Taip mes kalbam būtent apie laisvalaikį. Tai jūsų laisvalaikis visas namuose. Taip. Puiku. Ačiū. Tai buvo ponas Virginijus Lukošiūnas. Pone Masiuli, kokie jūsų pomėgiai? Ką jūs mėgstate veikti laisvalaikį? Ne darbą, šį pomėgį. Ne apie darbą. Pakalbėkime apie pomėgius. Dabar, kadangi aš paklausiu, todėl, kad aš dirbu trijuose darbuose, dabar galvoju apie pomėgį, ką sakyti. Pagrindinis, galbūt nemeluojant nieko, paskutinį laikotarpį pomėgis tai yra politika. Ta politika pradėjau užsiimti nuo 72 metų. Tai jau šiek tiek metų dalyvauju tai politikoje. Pomėgis, kuris tapo rutina. Kuris tapo, reiškia, tada buvo Laisvės lyga, tada buvo Kalantos susidegimas, dalyvau tos akcijos, dalyvau Sąjūdžio visose akcijose, sausio 13 vežiau į Vilnių žmonės, reiškia. Bet dabar liko pomėgiai politika šios dienos.
mes tie sąjūdiečiai įsivaizdavom Lietuvą kitokią ir mes pamatę, kas dedasi šiandien Lietuvoje ir pamatę tada, kai 88 metais, kai mes norėjom ir buvom išvažiavę į užsienį, galvojom, kad Lietuva taps tokia kaip ir tenajos, einam į tą pusę. Dabar po 24 metų mes metam šitą situaciją, todėl mes vėl iš naujo sukilom visi ir todėl atėjom čia į rinkimus. O pagrindiniai pomėgiai dar be politikos, kuri labai nedaug lieka, tai sportas, menai, kaip aš sakau, jeigu konkrečiau baidarės, slidinėjimas ir kokušin karatė treniruotės. Viskas. Supratau, su jumis Kadangi ginčytis būtų konkurentai pavojinga. pavojingi, reikia treniruotis. Gerai, dėkojame. Tai buvo ponas Vytautas Masiulis. Pone Rancevai, jūsų. Aš galiu konkrečiai pasakyti, nes aš jau nuo pat vaikystės dar būdamas pradinėje mokykloje, kai lankiau ir dramos būrelį. Tai ir dabar aš labai džiaugiuosi, kad turiu tokį pomėgį, bet aš jo nevadinu pomėgiu. Tai yra mano gyvenimo dalis. Esu Rokiškio liaudies teatro aktorius ir man daugiausiai atima laiko, bet neatima, bet tiesiog aš naudoju daug laiko, savo laisvo laiko, tai būtent savo šitam gyvenimo. O kuri rolė jums labiausiai pavyko? Visi replikuoja mero. Mero rolė taip pat irgi būtų nebloga. Aišku, labai patinka, kai būna pagrindinės rolės, bet tenka ir suvaidinti ir nepagrindinius, antrailius planus. O labiausiai tai patinka tokia rolė, kuri visiškai priešinga man. Supratau, bet vaidmuo tada konkrečiai koks? Na dabar Ivaškevičiaus Malaišas yra toks spektaklis, ten vaidinu Malaišą. Tai ten toks rimtas vaidmuo. Štai jums ir konkretus atsakymas. Na, o kadangi kolegos vis čia replikuoja, kad mero vaidmuo jums labiausiai tinka, tai rizikuojate tapti dramų meru. Ačiū. Gerai, dėkojame jums. Tai buvo ponas Valerijus Rancevas, ponas Antanas Vagonis. Sunkiausias klausimas. Galbūt sunkiausias, bet jūs dar kol kas nesat politikoje. Galit laisvai kalbėti. Todėl aš šiaip tai dažniausiai kalbu per laisvai, kaip matau, žiūri jau režisierė piktai. Galiu pasakyti taip, vasarą mano pomėgis yra dviratis, žvalgytis po Lietuvą ir po Europos valstybės, praktiškai praminu apie 500 km. 500 km? Kur Maždaug toliausiai taip yra Lietuvoje vasarą. per vieną dieną buvot nuvykęs? Per vieną dieną iki Šiaulių, Iki Šiaulių. nuo Rokiškio. Nuo Rokiškio iki Šiaulių. Kiek tai yra kilometrų tiksliai? 160 km. 160. Bet jau čia yra daug. Šiaip į dieną minu apie 100 km. Tai yra tiesiog pomėgis žiemą, tai truputėlį daugiau, aišku, domiuosi informaciniam technologijom, tai kas atsiranda naujo pasaulyje ir taip toliau. O šiuo metu mano visi pomėgiai yra Benediktas, turiu 7 mėnesių sūnų. Viską nubraukia, visus mano pomėgius ir tai sugrįžus iš darbo yra vienintelis mano tikslas ir atsakomybė. O žiūrėkit, filmą, jūs kalbėjote filmus, informacinės technologijos, tai čia reiškia visą tai, kas atsiranda naujo informacinėse technologijose. Supratau, bet ne apie filmus konkrečiai kalbant. Tada, ne, filmų nežinau. Supratau, o galėtumėt konkretizuoti? Tai, ką jūs veikiat? Žaidžiant kompiuterinius žaidimus? Oi, nemoku, nesu niekada žaidęs. Tai yra būtent tos, sakykime, dabar paskutinės technologijos, kurios yra atsiradę, kaip galima stebėti atliekų išvežimo kompiuterį, nuskanuojant kiekvieną barkodą, kad būtų aišku, kaip galima būtų valdyti atliekų verslą. Nu, čia susieta, kas su mano darbu. Ne, bet jisai neprivalomas, tai yra super, tai naujiena. Tiesiog jūs domitės ir žiūrite. Ir juos paskui pritaikau pas save darbe. Bet žinot, pasaulyje yra sakoma taip, kad kuo daugiau bus technologijų, tuo mažiau bus reikalinga žmonių darbo. Nu, ką darysi, yra taip kaip yra, čia mūsų realybė. Supratau. Ačiū Jums, ponia Vilimai, jūsų pomėgį. Tai aš noriu visiems pasakyti, kad tas, kas būsime išrinktas meras, laisvalaikio turėsime žymiai mažiau. Nes visi, kurie dirbam, žinome, kad tas laikotarpis. Tačiau vis tiek reikia rasti laiko. Na, aš tai, man patinka analizuoti politinius įvykius, spėlioju, aš ten nusirašausi geopolitinius ir žiūriu, ar po mėnesio įsipildė tą, ką aš prognozavau ar ne. Ar dažnai įsipildo? Jūsų... Labai dažnai. Labai dažnai įsipildo? Labai dažnai. Nes, na, tai yra toks kaip ir praktiškai galima juk nuspėti. Iš tikrųjų, jeigu tuo domiesi, tai kaip ir skaityti laikraščiuose tarp eilučių išmokstam. Taip ir įvykius analizuoti tarp įvykių išmoksti ir praktiškai žinai. Tai yra, nu, man tai įdomu ir aš labai daug praleidžiu laiko. Kitas dalykas, buvimas gamtoje, na ir kaip Almantas sakė, ūkininkavimas, man tai yra pomėgis, nes
aš nesu rimtas ūkininkas, aš dirbu tik tais mano senelio žemė paveldėta, ten yra 20 hektarų ir noriu, kad jo atminimu išlaikyti tą dirbamą žemę, neužaugtų panašiai ten buvusią sodybą. Tai yra toks pomėgis. Na ir O to ką pačiu jūs ten auginat? įvairios kultūras, tai ir grikius, ir grūdinius, tai, žodžiu, pilnai kaip ir buvo, nes ten gyvena mano mama senyvo amžiaus, aš vis tiek turiu vykti į savaitę 1 arba 2 kartus, ten malkų prinešti, tai, bet aš ten pailsiu, rodos, kad ir dirbi, ten ir sunkiai, ir anksti vasarą, bet grįžti pailsėjęs, taip, kaip sakyt, atsigavęs. Tai va, tai laikau pomėgiu. Ačiū, nes kaip tik visi šie komentarai iš tikrųjų parodo dar kartą, kad visi mes esame žmonės. Ir ačiū už tai, kad papasakote apie savo pomėgius. Na, o kartu su jūsų norais ir pasiūlymais, tikėkime, visi sukursime geresnę Lietuvą. Visiems žiūrovam primename, kad savivaldybių tarybų rinkimai ir tiesioginiai mero rinkimai kovo 1. Čia buvo Lietuvos sprendimas. Ačiū, kad žiūrėjote. Sudie.